tokių asmenybių, su tokiu giliu pamaldumu ir tiek daug kentėjusių, tai mes per daug neturim. Ir kur daugiau ar mažiau ir man asmeniškai teko prisiliesti prie palaiminto Teofiliaus, tai tas jo pavyzdys buvo be galo brangus ir kartu toks padrasinantis. Jeigu su Viešpaties pagalba jis galėjo tiek daug pakelt, tai pakelsi ir tu. Palaimintasis Teofilius Matulionis, vyskupas misionierius, išeina į pasaulį, išeina į Lietuvą. Tas išėjimas jo simbolizuojamas šitais batais. Galima pasibandyti ir įlipti į tuos batus. Mes visi kaip žmonės, kaip tie, kurie tikime į Dievą, esam pakviesti tapti šventaisiais. Palaimintasis Teofilius turėjo nepaprastai didelę meilę Eucharistijai. Jo didžiulis troškimas buvo įkurti švenčiausiojo sakramento adoraciją. Kai palaimintasis Teofilius po kalėjimo, po lagerio, po tos katorgos sugrįžo į Lietuvą, Kaunas buvo kaip atostogos. Kartu 37 metais Lietuva minėjo nepriklausomybės 20-metį. Krikščionybės įvedimo 550 metų. Tai tada daug kas galvojo, kokiu būdu galima būtų šitus įvykius įamžint. Kaune tarnaujant pas benediktinės, pats dangus pakišo vyskupui Teofiliui mintį, kad šitas labai brangias Lietuvai datas įamžint pastovią adoraciją, kur žmonės artimai su Viešpačiu gali aptart savo ir visos bažnyčios reikalus. Tas paminklas, kurį palaimintasis Teofilius pastatė įvesdamas nuolatinę adoraciją, jis liko amžiams. Eucharistijos artumas tai buvo sunkiai nusakoma dovana. Vienuolyne mums labai svarbu švenčiausiojo sakramento adoracija, kai Jėzus yra ypatingai gerbiamas toje ostijoje, kuri yra tapusi Kristaus kūnu. Palaimintojo Teofiliaus mintimi ta adoracija turėjo būti už Lietuvą, už tai, kad lietuviai įtikėtų į Dievą, kad Lietuva būtų laisva, kad ji būtų palaiminta ir kad tikrai būtų gerbiamas Jėzus ir jo švenčiausioji širdis. Šiandien mes turbūt visko pilnai net neįvertinsim, jeigu po kažkelių dešimtmečių mes paskui atgavom laisvę ir vėl galėjom atsitiesti, tai reikia ačiū sakyti šitam palaiminto Teofiliaus pastatytam paminklui. Šita prasme man palaimintas Teofilius labai labai brangus. Tas, kas gerbia palaimintąjį Teofilių ir tiesiog nori prie jo prisiliesti malda, mintimis, tai visada kviečiame užeiti į bažnyčią ir prisiminti palaimintąjį Teofilių ir ne tik prisiminti, kad jis čia vaikščiojo ir buvo, bet tarsi jį gyvą dabar užtarianti mus prieš Dievą susitikti.